Šitą epizodą bei iškarpimų reklamų nuo 1 euro galima išgirsti Armėno radio Contribui arba Patreon'e. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Žiūrėkit, dabar aš visiems sutaupau žiauriai daug laiko. Baziniai dalykai, kuriuos turi daryti visi vyrai visoms moterims yra: gėlės įteikt, duris atidaryt, kėdę pristumt, gėrimą įpilt, sąskaitą apmokėt ir plaukus kaivemę palaikyt. Viskas, jeigu jūs mane išgirdote, aš galiu ramia širdimi jūs paleisti eiti su Kristumi. Jeigu norite, galite klausyti toliau viso epizodo, bet žinokit, tikrai pakanka padaryti tuos 6 dalykus, kuriuos ką tik išvardinau: gėlės įteik, duris atidaryt, kėdę pastumt, gėrimą įpilt, sąskaitą apmokėti ir plaukus kaivemę palaikyti ir viskas. Jūs jau esate top 20% vyrų for real. Liūdna, bet tiesa, bet dauguma vyrų yra visiškai apkiautę. Ypatingai jauni vyrai. Jesus, ta prasme, Jesus. Kodėl taip yra, aš nežinau, bet aš pastoviai randu save jaunų žmonių kompanijose. Mano amžiuje reikia sėdėti lizinginiam kartonkiemyje, žaisti aliasą, žiūrėti draugų maratoną, bet vietoje to aš nuolat save aptinku kokioje nors vaikų girdykloje, kur ištisai traukiu mielkus iš panikos priepuolių, nes jie prisivalgė kažkokius striomnų ediblesų iš Darkneto. Ir tose aplinkose aš matau, kaip jūs, berniukai, operuojate. Cringe'as, facepalmas ir totaliai gėda už savo niekam tikusią lytį net nepradeda apibūdinti tų jausmų, kuriuos aš jaučiu, kai matau, ką jūs darote su mergaitėmis. Kitą kartą žiūri čiuvas, prieina prie merginos, ten pradeda, supranti, rodyti savo judesius ir tu matai, kad jisai kaip iš sunkiojo kulkosvaidžio klaido po klaidos, klaido po klaidos, klaido po klaidos. Ir jau paskui net įdomu pasidaro, tu taip žiūri, galvoji, kiek tai gali tęstis. Nes čiuvakas jau legaliai perėjo autizmo limitą. Ir aš nutariau kažką dėl to padaryti. Hence šitas epizodas, kur aš sudedu visą savo per amžių surinktą senolių išmintį. Ir šičia aš berniukams pamėginsiu paaiškinti vieną juos labai kamuojantį dalyką. Ko nori mergaitės. Bet prieš tai, kad nepadaryčiau kokio nors seksizmo, pradžioje turiu jūs visus įspėti. Žmonės yra skirtingi, atitinkamai moterys yra skirtingos. Lygiai taip pat yra ir visokių vyrų. Ir todėl nėra jokio vieningo standarto, kokiu reikia būti vyrų ir kokia reikia būti moterimi. Aišku, čia visokiausi vertybiniai nacionalistėliai taukuotomis galvomis pabandys paaiškinti, kad ne, absoliučiai egzistuoja toksai dalykas kaip vyro ir moters standartai. Ir kas ironiška, tuo pat metu tie žmonės atrodo taip, kad apsivemtų vien nuo minties apie deadliftą. Kur tu į juos pasižiūri ir taip galvoji, seni, tu save veidrodį matei? Patinka keiksmažodžiai? Prenumeruok Armėnas Plius tik už 1 eurą į mėnesį Armėno radio Contribui arba Patreon'e ir klausyk epizodų be reklamų ir iškarpimo. Visus nuorodas aprašymuose ir komentaruose apačioje. Tu kuriuo galu man prašau paaiškink esi vyras, jau nekalbant apie tradicinis. Nes žinok, aš esu užtektinai senas ir esu matęs pakankamai tų tradicinių vyrų, kad galėčiau tave patikinti, tu toks nesi. Tu tiesiog esi interneto kaubojus, kuris nemėgsta praustis ir turi per daug nežabotų mačistinių fantazijų. Kada be astmos inhaliatoriaus pajėgsi pakelti didelį Maksimos maišą, davai tada pasikalbam. O iki to, kompadre, vyrai šneka, čiolės tyli. Nu, bet čia nieko naujo, čia toks visatos dėsnis, kad patys didžiausi untermenšai ir incelai yra labiausiai užsiparinę kitų žmonių vyriškumu. Bet anyways, nėra tokio daikto kaip ten vyriškumo ar moteriškumo standartas. Tačiau yra tam tikri generaliniai standartai. Taip mes esam ES ir NATO valstybė. Taip mes esam vakarai. Bet tuo pat metu dėja gyvenam rytų Europoje su visomis iš to išplaukiančiomis. Nesijimsiu sakyti, kad dalykai, kuriuos aš dabar kalbėsiu, yra apie visas moteris. Netgi nesakysiu, kad tai yra apie daugumą. Kalba yra apie kažkokią didelę dalį. Iš mano grinai anekdotinių patirčių sakyčiau 60% moterų yra aukštyn. Dabar kur tas aukštyn sustoja, ar ties 65% ar ties 95%, va čia jau aš nežinau ir spėlioti nenoriu. Todėl apsibrėžkim kažkur ties 60% ir jeigu manimi netikit, pasižiūrėkite apačioje komentaruose ir jūs pamatysite jūrą su manimi sutinkančių moterų. Ajo, dar viena labai svarbi vieta. Sorry, aš esu heteroseksualistas. Aš esu dėdė, kurio gimimo data prasideda nuo 198, visiškai neturintis gabumų nei homoseksualizmui, nei biseksualizmui, nors Dievas mato, kaip norėčiau. Todėl aš nelabai ten žinau, kaip yra pas gėjus ir gėjas ir kaip ten vyksta dalykai, todėl komentuosiu tik tai straight white mailams, nes daugiau nelabai gaudausi. Tai zdarovo, pacanai, kažkaip vis negerų dalykų dėdė Armėnas apie jūs girdi. Nebemokate trytinti leidžių. Jūs ką sau leidžiate, kaziolai? Jūs kaip ir tikitės, kad jinai atrodys kaip 90s Angelina Jolie ir Y2K Megan Fox hybridas, bet patys apie savo pareigas nelabai pagalvojate. Ir šitoje vietoje labai daug jaunų vyrų pasiunta. Tuo prasme, kokios pareigos, seni? Lygios teisės, lygios galimybės,
galimybės. Žiūrėkit, čia šitos dalykus papasakokit savo močiutėms ir mamytėms. Viską, kas su jumis dabar vyksta, aš pats prieš 100 metų savo kailių patyriau ir turbūt dar geriau už jūs žinau, kas su jumis yra. Todėl davai tuos savo trapius berniukiškus ego pasidėkite į šoną ir paklausykite manęs, jeigu žinote, kas jums yra gerai. Jūs norite kaip Audrius Bačiulis? Jūs norite būti groteskiškai nutukęs su savo mama gyvenantis 50-metis incelas, kuris nematė savo pimpalo dar nuo tų laikų, kada Brazauskas buvo gyvas ir iš kurio apgailėtino gyvenimo juokiasi visas internetas? Jūs norite to? Welcome! Toliau tęskite, ką sėkmingai darėte ir vieną dieną jūs atsibūsite Pašilaičių chruščiovkėje, prasmirdusioje senbernio priperstą sofą, kur pilsite naktimis heitant moterų rašinėdami į incelų redditus. Apskritai, don't shoot the messenger. Aš ateinu jums papasakoti, kaip vyksta dalykai. Jums žaidimas gali nepatikti ir jisai gali būti objektyviai nesąžiningas. Bet žinote ką, norite to ar nenorite, su ar be jūsų tas žaidimas vyks. Ir jūs turite pilną teisę atsisakyti jame dalyvauti, bet tada neverkite, kada jums partnerių paieškos gerokai pasunkės. Arba jūs galite savo pasilengvinti gyvenimus, priimti žaidimo taisyklės ir pagal ją žaisti. Ne mes tokie, gyvenimas toks, viršininkė. Klasikinis Armėno radijas buvo ištisinė stumykla ant jaunimo. Ne visa Armėno kūryba yra internete. Prenumeruok Armėnas Ultra Armėno radio Contribui arba Patreone ir gau prieimą prie Armėno slėptuvės, kur guli visi klasikiniai Armėno radio epizodai, visus nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Dabar Armėnas yra reformuotas ir pasikeitęs ir dalykus stengiasi daryti visai kitaip, bet šitoje vietoje turiu jums, jauni vyrai, užduoti klausimą. Kur dingo visi normalūs vyrai ir kas jums surodai yra? Vėlgi, nuoširdžiai ant jūsų nenoriu stumti, aš sutikęs labai daug susitvarkysiu normalių 20-somethingų pacanų, kur normalų supratingi bachūrai ir su jais viskas yra gerai. Bet čia tas būtent yra top 20% vyrų. Lygiai 80% yra I don't even, just reikit nakui visi. Ir tarp jų vyrauja dvi pagrindinės rūšys. Arba jie yra liurbiai, arba jie yra kažkokie violent, toksiški Andrew Tate wannabe duhai. Aš kaip visada prieš paleidžiant šito epizodo įrašą Armėno radio Instagrame pasikabinau story, kur žmonės šitą temą man galėjo palikti savo klausimus, pasiūlymus ir whatever. Viešpatie Kristau, ko ten tik man mergaitės apie jūs oluchai nepapasakojo. Ir kas kartu matai, ką tau mergaitės parašo ir tu galvoji, ne, nebegali jau būti blogiau. Ir tada ateina kita ir parašo ir tada supranti, ne, aš žoskai klydau, ta prasme, viešpatie, kaip aš klydau, gali tikrai būti blogiau. Viena mergaitė man pasakoja nutikimą. Čiūvas ją eilę mėnesių čiešino susitikti. Ok, fair enough, galiausiai pasidavė ir sutiko. Tai maža to, kad pats bendravimo experiences buvo nevykęs, tai jinai pati turėjo pirkti savo gėrimus, kol įvyko galutinis vakaro zaškvaras, kada pas bičą baigėsi gėrimas, jisai nuėjo prie baro ir atsinešė tik tai gėrimą savo. Kas blogiausia, tai buvo ne pinigų klausimas, tai buvo socialinių įgūdžių klausimas. Ir tokie bairiai jaunimo tarpe vyksta nuolat. Ištisai aš apie tokią paliavą girdžiu. Senio, tai gal bičas neturi pinigų? Tai tada nereikia kišti nosies į deitingą. Nes deitingas yra veikla reikalaujanti pinigų. Sorry. Tai buvo iki mūsų, taip yra dabar ir tai bus po mūsų. Čia kaip ir Sopranos. Time immemorial. Nori draugužiai apsieiti deitingę be pinigų? Būk gražus. Bet nerealiai gražus. Ta prasme, Hollywoodo superžvaigždė gražus. Nuolat gaunu pasiūlymus modelio darbui ir filmuotis gražus. Otherwise, būk pasirengęs bašliuot. Kodėl? Todėl, kad mergaitės irgi bašliuoja. Ir kitą kartą net gerokai žiauriau negu tu. Tau juk yra savaime suprantamas dalykas, kad jinai ateina į deitą visa graži ir švytinti. Aišku, jeigu mes kalbame apie Tinderį ir kitus deitinimo appsus, tai viskas įmanoma, jeigu dievo nėra. Būna ateina merginos į pasimatymą su riebaluotom galvom ir drabužiais, kuriuose miegojo 2 pastarąsias naktis. Bet jeigu tu neturi fetišo nevaloms, tai tau yra visiškai įprasta ir suprantama, kad mergina į deitą ateina susitvarkiusi. Ir žinok, visa tai kainuoja. Šukuosena kainuoja, lūpos kainuoja, antakiai kainuoja, blakstienos kainuoja, plaukai kainuoja, nagai kainuoja, kainuoja, viskas kainuoja ir seni, tu net neįsivaizduoji, ant kiek yra brangu būti moterim. Dabar, Vilniuje moteriškas kirpimas su plaukų dažymu tokiam, ne pačiam geriausiam, tokiam, visiškai vidurys, rinkos absoliutus vidurys salonas, laisvai ten galima palikti 200 eurų. Čia vien plaukai. Kada susimeta vienon krūvon ten visos depiliacijos, kosmetika, outfitai, tai žinok, moteris gali
easy kokį petsotą palikti deitui. O tau padlų yra kokteilį už dvackę pastatyti ir paimti ją į boltą, kad jinai saugiai naktį grįžtų namo. Bet tu, čiuvakas, tu tikiesi praslysti ant chaliavos. Aš tave puikiai žinau, sūnau, nes buvau lygiai toksai pats malalietka dėl 20-something'as kaip ir tu. Tai nėra nei pinigų, nei supratimo klausimas ir kalbėkim atvirai. Tu tikiesi, kad jinai tau už dyką duos savo pyktą papis. Nes tipinis 20-something'as visada yra daugiau ar mažiau bojus. Ir dar kartelį, jeigu tu nesi nerealaus grožio human beingas, šitas dalykas tau taip lengvai nepravažiuos. Patikėk, jeigu jinai yra normali moteris, pas jūs yra santykiai, jinai dėl tavęs leidžia daug labai pinigų. Todėl tu turi būti pasiruošęs atsilyginti jai tuo pačiu. Neturi pinigų, grinding. Dirbk, užsidirbk, stenkis, gau kažkokį išsilavinimą, gau kvalifikaciją, nežinau, į užsienį išvažiuok. Atleis, gyvenime už daiktus reikia mokėti. Kuo daugiau pinigų, tuo daugiau daiktų. Simple. Dabar yra labai svarbi detalė. Niekada gyvenime jokiais būdais nesitikėk kažką gauti už tai, kad tu ją išleidai pinigų. Aš žinau, nemažai iš jūsų taip darot. Ten nusivedat į gerą restoraną ir po to tikitės, kad jinai jums atiduos. Baigėt arba aš jūs trenksiu į sieną. Also, yra merginų, kurios yra visiškai savarankiškos. Joms nereikia, kad už jas mokėtų, joms nereikia, kad jomis rūpintųsi. Ir tai yra visiškai okei. Bet jeigu jūs turite reikalų nesu tokia, įsikalkite šituos mano žodžius taip giliai, kad jums įeitų į genetinę atmintį tiesiog. Sąskaitą be jokių klausimų ir kalbų tiesiog apmokėt. Nebent jinai nenori, o apmokėjus už tai nieko nesitikėt. Nežinau, ką jūs savo įsivaizduojate apie moteris, bet dauguma neatsiduoda už steiką. Šitoje vietoje kažkaip nusiroviau nuo lenciūgo ir pradėjau varyti santykių gūrų kontentą. Ką aš galvoju apie sugar babies, kaip su jais reikia santykiauti, ką reikia turėti omenyje. Also santykiai su nesavarankiškai žmonėmis, kame yra didieji pavojai. Karočią kažkoks mergyčių slumber party gavosi. Bet žiūriu epizodo trukmė ir taip išsitampiusi kaip tavo mamos pūtė po nakties su armėnu. Also ką jau čia slėpsi, aš belenkaip mėgstu pinigus, todėl viską iškirpau ir padėjau į Armėnas Pro. Armėnas Pro – pilnos trukmės epizodai be reklamų. Sakyk planą Armėno Radio Contribui arba Patreonė tik 4,99 € į mėnesį, visus nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Šiaip norit pasakau, kas mane labiausiai siutina jaunų vyrų elgesyje. Dėl ko man užverda šūdai ir norisi prieiti ir ploti tokią vieną gerą tėvišką pliūchą per veidą atbulą ranka. Tai yra jų nepagarba moterims. Ir aš nekalbu, kad reikia pult simpinti ir leisti į save valytis kojas. Gal davai, drauguži, pradėkim nuo bazės. Nuo tokio paprasto fundamentalaus suvokimo, ant kurio viską galima pradėti statyti. Kad moteris nėra mėsa. Gerbk moterį, nes jį tau solelė. Jinai yra žmogus. Kad ir kaip tu nuo jos užsivedai, žinok, jinai turi jausmus ir emocijas, ir svajonės, ir vidinį gyvenimą, ir mažai kuo jinai skiriasi nuo tavęs. Tai yra žmogus, kurį tu pasirinkai būti savo partnerė. O partnerystėje svarbiausias dalykas yra lygiavertiškumas. Kažkur tau gerai sekasi ir tu jai padėsi, kažkur jai gerai sekasi ir jinai tau padės. Visada yra geriau duoti negu imti. Ir jeigu tu į moterį žiūri kaip į savo geismų ir norų tenkinimo priemonę, čiuvakas, arba tu turi problemą, arba tu paprasčiausiai esi ne su tuo žmogumi. Jeigu tu su ja nori tik taip ir nieko kito neveikti, aš turiu tau naujieną, kad tikėtina jinai tau yra paprasčiausiai neįdomi. Nesvarbu, kokia jinai graži, kokio gero charakterio ar whatever, nuvilsiu aš tave, brolau. Jeigu tu jos nepajėgi gerbti, greičiausiai jūs netinkat vienas kitam. Nešvaistyk abiejų laiko, būk vyras ir move on. Šiaip, kas tikrai mane nuoširdžiai stebina, tai yra taip, kaip jauni vyrai mistifikuoja moteris. Kartais paklausau, ką jie kalba ir toks, bro, iš kur tu tai trauki, man pasakyk. Kaip tas Rusijos generolas, toks ačkarikas Konašenkovas. Kiekvieną kartą, kada jis pradeda kalbėti, tu pradedi galvot, kad kaip tu gavai ant pečius? Tu legaliai esi daržovė. Ta prasme, pas tave ne šiaip ten kažkoks protinis atsilikimas ar ten whatever, ne, tu tiesiog esi daržovė, net jau nebe human beingas, nebe žinduolis, o tu, Konašenkovai, esi daržovė. 1K paramos fondas jau užtiso daugybę orkų šventoje Ukrainos žemėje, bet tų orkų yra daug ir mums labai reikalinga jūsų pagalba juos piti. Piti orkus kartu su 1K paramos fondu. donate.1kfund.org arba ieškokit nuorodo komentaruose apačioje. Ačiū Jums labai.
1K paramos fondas. Mes visus iškvietėme. Norit atskleisiu paslaptį, kaip žinoti, ko nori moteris. Klausykitės, ką jos kalba. Čia suprantu, kažkam gali prireikti prisėsti, nes tokia labai sunki informacija iš karto suvirškinti. Kontroversiška netgi sakyčiau. Bet žinokit, viskas taip actually ir yra. Jeigu jūs girdite žmonės, jūs juos pradedate geriau suprasti. Aš nežinau, kame čia yra tie bairiai apie delusional moteris, tie visi mymai apie tai, kaip jos kraustosi iš proto, nes aš galiu jūs patikinti, taip nėra. Dauguma moterų, jeigu su jomis viskas gerai žinoma, bet dauguma moterų pakankamai aiškiai leidžia suprasti, ko joms trūksta, ko jos nori, ko joms reikia, ką tu gali padaryti, kad joms būtų geriau. Reikia tik pasiklausti ir išklausyti. O ne eit pas bratuchą, sėdėti ant dūmų ir bandyti išburti, ko tavo čiolė šį kartą nori. Čia irgi nenoriu visko taip suplakti į vieną, yra labai daug niuansų, bet jei taip abstrakčiai pasižiūrėjus į vyrų moterų santykius, tai moteris iš vyrų dažniausiai nori saugumo, o vyrai iš moterų ištikimybės. Va tau ir visos visatos paslaptys. Viskas čia gana paprasta. Niekada nebijok būti jautrus ir pažeidžiamas, bet nebūk skuduras irgi. Tuo labiau niekada nebūk agresyvus chamas. Chill, thug it out, bet niekada nebijok palūžti, kada tikrai bus blogai. Jeigu jinai yra tikrai tavęs verta, ji tavęs už tai nenuteis. Jei reikia saugumo, seni, ir tu jai tai kažkaip turi suteikti. Kažkurioms reikalingi pinigai, o kitoms pakanka laiku padėto pūkuoto pledo ant pečių. Visą tai galima suprasti tiesiog klausantis, stebint ir kreipiant dėmesį į jas. Moteris yra visokios ir jeigu jų netenkina tai, ką tu turi joms pasiūlyti, susitaikyk su tuo ir nešvaistyk jūsų abiejų laiko. Geruoju tai niekada nesibaigs. Patikėk, parodyk jai, kad jinai tau rūpi. Atsimink jos draugų gyvūnų vardus, svarbias datas jos gyvenime. Nesi pajėgus tai padaryti, nautsai tavo telefone. Jeigu tau tikrai rūpi moteris, tai tu apie ją rinksi informaciją, kaip CŽV nerenka informacijos ant teroristų. Ir dabar pati svarbiausia podcasto dalis, jaunuoli. Sustok, padėk viską, ką darai ir paklausyk manęs. Visa tai, ką aš dabar tau ką tik išvardinau, tu nieko neprivalai daryti. Niekam nieko tu nesi gyvenime skolingas. Daryk tai tik toms, kurios yra to vertos. Nesimpink, nedalink savęs ir savo resursų toms, kurios to nevertina. Dabar gali laikai atrodyti labai desperatiški, tu gal seniai neturėjai merginos. Galbūt jauti nuolatinį spaudimą, kad čia vat vienintelis kompanijoje be poros, bet tėvai, su dabartinė Lietuvos demografija laikas yra tavo pusėje. Kantrybė yra dorybė, na. Kaip žinoti, ar moteris yra verta tavo rūpesčio? Simple. Tu norėsi ją rūpintis. Išdrįsk ieškoti tos vienintelės. Ir vos nepamiršau. O tai yra svarbu. Tu turėsi jai duoti experience'ą, kad ji yra karalienė. Not always, bet ji visada tau leis suprasti, kada tikrai reikia. Būk labai atidus šitiems signalams. Kartais jį prašys to, kada jai nereikia, nes moteris irgi gali būti pelinusios. Bet kada tu ją išmoksi išgirsti, skirtumą tarp dviejų pajausti nebus sudėtinga. Padaryk visą tai. Plius, gėlės įteikt, duris atidaryt, kėdę pristumt, gėrimą įpilt, sąskaitą apmokėti ir plaukus kai vemę palaikyti. Ir tu neturėsi jokių problemų gyvenime. Todėl, kad būsi svajonių vyras, kuris turės savęs vertą svajonių moterį. Už bazarą atsakau. Alright, užtenka šiam kartui santykių ekspertų. Kažkaip pagalvojau, kad seniai nenervavau nacionalistinių dūchų. Dievinu, kada jie ateina man paisterikuot komentaruose. Niekaip neapsisprendžiu, ar jie tai daro gėjiškai ar labai moteriškai. Neturiu tam paaiškinimo, bet kažkodėl taip yra. Visi nacionalistai, visi lygiai vieno, 120% nacionalistų, kada jie nervuojasi, jie skamba kaip gėjai arba kaip moteris. Labai pasiilgau šito vaivorykštinio triukšmo, todėl kaip sunaikinti lietuvių kalbą kitą kartą per Armėno radiją. Jeigu nenori laukti ištisos savaitės epizodas, jau guli Armėno radijo Contribui arba Patreon'e, prenumeruok Armėnas Pro ir klausyk visų epizodų iš anksto viso labo 4,99 į mėnesį. Visos nuorodos aprašymuose ir komentaruose apačioje. Kur dar internete būna Armėnas? Ieškokit manęs link3/Armėnas, viskas vienoje vietoje, arba žiūrėkit aprašymuose ir komentaruose apačioje. Jeigu esate tikri Armėno kentai, laikinat, sharinat, komentuojat, subscribinat ir rekomenduojat visiems. O šiandien tiek. Iki kito.